Sveiki atvykę į Samsung Galaxy S25 serijos S25, S25 Plus ir S25 Ultra apžvalgą. Po gilesnio naudojimo pradėjau suprasti, kad tai yra naujos kartos telefonas, kokio dar nesame matę. Taigi, kas pasikeitė, kas naujo ir ar turėtumėte pirkti vieną iš šių modelių. Pirmiausia, visi modeliai turi naujausią ir galingiausią Snapdragon 8 Elite procesorių. Taip pat atnaujinta Pro Visual Engine, kuris užtikrina geresnį kameros našumą, sumažindamas triukšmą bei padidindamas detalumą. Be to, Ultra modelis gavo naują 50 megapikselių plačiakampį objektyvą, o visa serija veikia su naujausia One UI 7 programinė įranga, kurioje integruota daugybė dirbtinio intelekto funkcijų. Telefonai tapo šiek tiek lengvesni, siūlomi nauji spalvų variantai, palaiko naują Wi-Fi ir Bluetooth'ą. Taip pat turi patobulintą aušinimo sistemą, kuri mažina perkaitimo tikimybę. Nuo šiol visi Galaxy S25 modeliai turi mažiausiai 12 GB darbinės atminties. Anksčiau bazinis modelis turėjo 8 GB RAM. Visi trys telefonai gauna šį naują čipą ir visi trys šiais metais šiek tiek lengvesni. S25 yra 6 gramais lengvesnis, Plus 7 gramais, o Ultra net 15 gramų lengvesnis ir tai jaučiasi. Kalbant apie dizainą, daugiausia dėmesio skirta S25 Ultra modeliui. S25 Ultra ekranas padidėjo iki 6.9 colio. Sumažinus rėmelius aplink kraštus, ryškumas taip pat šiek tiek padidėjo dėl patobulintos antirefleksinės dangos. Tačiau ši funkcija nebuvo pridėta prie S25 ir Plus modelių. Tai, ką pastebėsite, yra šie nuostabūs užapvalinti kampai, kurie dabar yra šiek tiek lengvesni ir tikrai patogesni, o žiedai aplink kamerų iškilimus yra šiek tiek didesni. Naujas Ultra apsaugotas nauju Corning Gorilla Glass Armor 2, kuris yra 29% atsparesnis įtrūkimams nei S24 Ultra. Antirefleksinė danga sugrįžo ir pasak jų patobulinta. Nors palyginus su praėjusių metų modeliu, didelio skirtumo nesimato. Taip pat verta paminėti, kad šis antirefleksinis ekranas vis dar nėra įdiegtas į įprastą S25 ar Plus modelius. Vis dar naudojame tokio pačio dydžio bateriją, tačiau Samsung teigia, kad galime tikėtis apie valandą papildomą vaizdo atkūrimo visiems trims telefonams. Be to, buvo pašalinta Bluetooth funkcija iš S Pen rašiklio. Dabar nebus galima naudoti nuotolinių funkcijų per Bluetooth. Kalbant apie kameras, vienintelis Ultra yra naujos S25 serijos modelis gavęs naują 50 megapikselių plačiakampio objektyvo kamerą, kuris anksčiau buvo 12 megapikselių. Naujasis objektyvas taip pat turi didesnį jutiklį ir gali filmuoti 8K. Ir kadangi turime 4 kartus padidintą raišką, taip pat reiškia, kad jūsų makro nuotraukos dabar yra 4 kartus detalesnės. Galbūt dar įspūdingiau yra jų antrosios kartos Pro Visual Engine, kuris padidina kameros našumą. Nepaisant to, kad nebuvo pakeistos dauguma kamerų. Nuotraukos bus detalesnės, tuo pačiu sumažintas triukšmas ir blurą. Tai S25 Ultra. Tačiau pakalbėkime apie bazinį S25 ir Plus modelį, nes manau, kad daugelį iš jūsų tai bus geriausias pasirinkimas. Su įprastu S25 gaunate 256 GB atminties ir dabar padidinta 12 GB RAM. Anksčiau buvo 8. Atsižvelgiant į tai, kad jis turi tą patį procesorių kaip Ultra, manau, kad tai gali būti geriausias pasirinkimas, nors jis vis dar lieka su 25 W krovimu, palyginti su 45 kitose dviejose versijose. S25 modelis turi tą patį Full HD Plus ekraną, o S25 Plus turi Quad HD Plus ekraną. Toliau išlieka ta pati 50 megapikselių pagrindinė kamera, 12 megapikselių plačiakampis ir 10 megapikselių 3 kartus priartinantis teleobjektyvas. Kameros S25 ir Plus modeliuose yra visiškai tokios pat, nors vis tiek turėtume matyti šiek tiek kokybės patobulinimų dėl programinės įrangos. Taigi, čia ir pabaikime apie telefonų techninius patobulinimus. Pereikime prie to, kas buvo daugiausiai atnaujinta. Didžiausias atnaujinimas yra naujas asistentas, kuris aktyvuojamas palaikius ant įjungimo mygtuko ir jis atrodo taip. Dabar galite matyti, kad ten rašo Klaus Gemini, bet tai iš tiesų nėra grynas Gemini. Tai hibridas tarp Google Gemini ir Bixby asistentų, sujungiantis geriausias abiejų savybės. Gemini dirba tiksliau atsakydamas į faktinius klausimus, o kai reikia atlikti veiksmus tarp programėlių,
Dažniausiai įsijungia Bixby funkcionalumas. Ši kombinacija leidžia ne tik atidaryti programas, bet ir patogiai atlikti veiksmus jų viduje. Galite paklausti apie kai kuriuos faktus arba dabartinės naujienas. Bet galite paklausti kažko konkretaus. Pavyzdžiui, pridėti krepšinio renginį į savo kalendorių ir tuomet dirbtinis intelektas viską atlieka už jūs, o ne tiesiog atidaro programą ir tenka viską atlikti patiems. Ir tai iš tikrųjų yra naudinga. Kas dar? Taigi, dabar yra funkcija vadinama AI Select. Jie veikia paprastai. Vietoje įprasto teksto pažymėjimo, tarkime, norite pažymėti ką nors šiek tiek sudėtingesnio, jūs braukiate nuo šoninio skydelio arba padarote ekrano nuotrauką ir aktyvinate AI Select. Tai, jei yra daugybė teksto ir jūs skaitote straipsnį, AI Select pateiks rašymo įrankius ir tada galėsite apibendrinti tą tekstą. Manau, kad tai yra gana šaunu. Taip pat yra keletas smulkesnių dalykų, tokių kaip ši nauja Now Brief funkcija, su kuria visą dieną gausite suasmenintus pranešimus. Taip pat sukurtas garso pašalinimo įrankis vaizdo įrašų redagavimo funkcijoje. Taigi dabar galite išvalyti garsą ir izoliuoti balsą, pašalindami minios, fono ar vėjo triukšmą ir visą tai galima atlikti vos vienu paspaudimu. Tai yra gan naudingos funkcijos, kuriomis manau, kad daugelis naudosis palengvinti kasdieninės užduotis. One UI 7 tai atnaujinta išvaizda visiems, naujas estetinis priedas. Apibendrinant, Galaxy S25 serija siūlo subtilius, bet reikšmingus patobulinimus tiek techninėje, tiek programinėje srityje. Ultra modelis išsiskiria kamera ir didesniu, kokybiškesniu ekranu, tačiau bazinis S25 arba Plus modelis gali būti praktiškesnis pasirinkimas daugumai vartotojų dėl kainos ir funkcionalumo balanso. Tai buvo apžvalga apie Samsung S25 seriją. Ačiū už dėmesį. Jei apžvalga buvo naudinga, spausk like ir prenumeruok mus ateinančioms apžvalgoms. Aš esu ekspertė Viktorija, iki kito karto.